Bet pasikartosiu, ojojojojoj, koks blogas epizodas. Jau ieškojau kokį būdvardį pasakyti šioje situacijoje, nes tokių įvarčių praleidinėti negalima. Ypač, kai tas žaidimas klostėsi taip neblogai, beveik pusvalandį sužaista, Transinvestas, jeigu ir buvo prastesnė komanda, tai jau taip labai minimaliai. Čia dar kartelį, ką tik gyriau Čiupičių, o čia jau nelabai yra už ką girti. Tokių įvarčių praleidinėti tiesiog negalima. Dešimtasis numeris Tomašas Ladra. Būtent jis ne per seniausiai kėlė kamuolį nuo kampinio gairelės.